Labas vakaras. Šiandien su jumis vedėja Dovilė ir mes aptarsime temą emigracija, laikinoji mada ar kelias į Lietuvos pražūtį. Taigi, kas priverčia Lietuvos piliečius priimti lemiamą sprendimą? Pagal statistikos departamento tyrimus pirmąją vietą užima darbo emigrantai. Įvairaus amžiaus žmonės, nesugebantis rasti perspektyvų ar negaunantis patenkinamo darbo atlygio, vis dažniau renkasi tokias šalis kaip Vokietija, Airija ar Norvegija. Antroje vietoje studijuoti į užsienį išvykstantis abiturientai. Tokį jų sprendimą gali įtakoti keli faktoriai: siauras specialybių asortimentas, atsiliekanti švietimo sistema arba tiesiog noras pamatyti pasaulį. Be paminėtų priežasčių egzistuoja kitos tokios kaip politinės, kultūrinės, tačiau įdomiausia tai, jog kai kurių emigrantų teigimu įsibėgėjus šiandieninė emigracija tampa pačia save varančiu veiksniu.